Priartėjome prie paskutiniosios nominacijos. Ji yra skiriama už įkvepiantį Palangos miesto mokinių ugdymą. Šią nominaciją pristatys nominanto mokinys Tomas Jakubauskas. Tad kviečiu Tomą čia į sceną. Už įkvepiantį Palangos miesto mokinių ugdymą Palangos miesto savivaldybės garbės ženklas bei premija skiriama Nerijui Vaišvilui. Ant scenos kviečiu Lietuvos metų mokytoją Nerijų Vaišvilą ir žinoma Palangos miesto merę. Mes laukiame iš jūsų rankų. Mokytojas Nerijus priims apdovanojimą ir premiją. Dėkojame Jums, merė. Mes pasiruošę. Pristatydamas savo mokytojui Nerijui Vaišvilui šį apdovanojimą, norėčiau išreikšti ir pasidalinti savo dėkingumu už viską, ką iš jo išmokau ir už laiką praleistą kartu. Brangus mokytojau, klasės auklėtojau, jūsų pamokas suformavo ne tik mano žinias, bet ir pakeitė mano požiūrį į mokymąsi. Jūsų rūpestingas, įtaigus, suprantamas mokymo metodas atvėrė kelią, atidarė duris man į platų žinių pasaulį ir suteikė retai randamo kritinio mąstymo. Jūs mokinate ne tik geografijos, bet ir pamatyti tai, ką žinome teoriškai realybėje. Ir nuspėti, ir suprasti mūsų supančią gamtą. Ir iš savo atsidavimo jūs leidžiat suprasti, kad mokymasis tai ne vien tik pareiga, bet ir džiaugsmas, kurios vertę galime jausti visą gyvenimą. Jūsų aistra ir įsipareigojimas, padedant mokiniams suprasti ne tik faktus, bet ir kontekstą, pakeitė mano ir tikiu daugelio kitų mokinių požiūrį į mokslą. Jūs savo pamokose ir būrelį skatinat ne tik pažintinį mokymąsi, bet ir įkvepiat siekti, ieškoti, žinoti daugiau. Jūsų nuoseklumas, jūsų aukštas standartas, rūpestys dėl mūsų vystymosi parodo jūsų didį profesionalumą ir aukštą mokytojo lygį. Ir aš labai didžiuojuos, kad turiu galimybę būti jūsų mokiniu, jūsų auklėtiniu. Ir žinau, kad mano mokytojas, Respublikai pripažintas metų mokytojas, tikrai nusipelnė šito apdovanojimo. Ačiū Tomai.